Labą vakarą. Sekmadienio vakaras Majamyje. Vlogas po 2 dienų. Tikrai nelabai turim laiko. Esam labai užimti, todėl neišėjo padaryti vlogo vakar. Trūksta laiko viskam. Taigi 2 dienos Majamyje. 2 naktis, 2 dienos. Trumpai, kaip sekėsi. Be galo karšta. Dabar yra po 9, vis dar virš 30. Turbūt matosi ant veido, kad vis dar karšta. Vandenynas kaip arbata. Saulė kepina, skauda visus pečius ir tikrai yra nemažai nudegimų. Šiandien stengiuosi mažiau būti saulėje, nes po pirmos dienos jau negi iki Majamio iš tikrųjų nudegiam pakankamai. Va čia yra dar blogiau. Saulė yra labai pavojinga, reikia saugotis. Taigi turėjom 2 dienas, tai pirmą dieną praleidom paplūdimy, antrą dieną atokiau nuo paplūdimio, bet vis tiek išsimaudėm, aišku. Naktis, turėjom 2 naktis. 2 naktis, pirmoji ėjom apsižiūrėti, kas kaip, susipažinom, radom nemažai draugų. Negaliu pasakoti visų smulkmenų, bandom patirti kuo daugiau nuotykių. Iš esmės galiu sakyti, kad kažkiek tai pavyksta patirti, kažkiek tai ne, bet mes vis dar turim laiko. Šiandien laukia 3 naktis, už valandžikės, man atrodo, pajudėsim ir vėl. Taigi, susipažinom su keliais taksistais, kurie bus šiek tiek apšvietę apie gyvenimą, naktinį gyvenimą. Informacijos davė šiek tiek, ko mums labai trūko. Tai labai padėjo ir radom kelias vietas, kur, sakant, išliks atmintyje ilgesniam laikui. Šiek tiek norėčiau pasiskųsti apie laiko stoką, labai trūksta laiko viskam, nežinau, atrodo, gyvenam vos 100 metrų nuo jūros, bet važinėjimai į priekį atgal į South Beach'o, iš North Beach'o ir pavalgymai ir visa kita atima begalės laiko. Atrodo, visi baigiam tuos pačius mokslus su Piterio Bajeriu, Piterio nariais. Bet laiko planavimo įgūdžių kai kurie iš mūsų nelabai įgijo. Ir tas labai atsiliepia, labai reikia skubėti ir kartais tiesiog yra, kai būni saulėje, labai atsiranda didelis pervargimas ir nėra kaip atsiduoti ir būti atsipalaidavus visam, esi labai pavargęs ir tiesiog nėra laiko išsimiegoti paprasčiausiai. Nes vien naktį miegoti neužtenka, o kadangi mūsų naktis yra pakankamai trumpos, tikrai reikėtų miegoti dieną, bet kadangi, vėlgi sakau, yra labai daug veiklos ir neturim laiko ir tas atsiliepia. Ką dar paminėjus, kad, sakyčiau, Majamis man yra vienas toks iš kol kas saugiausių miestų, žmonės labai draugiški pakankamai, bet visi prašo pinigų už viską. Nėra pigų, tikrai nėra pigų, bet kaip sakant, ne piniguose laimė šiuo metu. Šios 3 dienos yra mūsų kertinės ir mūsų meidžiūnės metu. Tai galbūt skaičiuosim viską vėliau, bet dabar tiesiog reikia atsipalaiduoti, žiūrėti, aišku, ne per daug, nes per daug neprikaičiusi visko, pinigų į kairę ir į dešinę. Tai sakyčiau,
tiek tam kartui, nelabai turiu kalbėti tik tais bendrom frazėm, tai kad sakau, karštis vasara ir iš tikrųjų mėgojamės tuo, ką čia patiriam. Palmės visur, gamta, žmonės, pastatai ir vaizdai. Stulbina, rytoj turėsim dar geresnę kelionę turbūt, ko gero. Planuojam, nes pasiliekam dar vieną ekstra dieną Majamyje. Ką tik išbukinom kambarį. Taigi būsim dar 2 dienas. 2 naktis 1 dieną. Rytoj galbūt važiuojame į Key Westą pagal planą, jeigu viskas pavyks. Bet kartais, ką planuoji, ne viskas pildosi. Tiek tam kartą, tikėkimės rytoj susitiksim vėl. Jeigu ne, kažkada. Iki. Sveiki. Linkėjimai iš Majamio. Taigi, pagaliau pasiekėm Majamį. Keletas prisiminimų apie pastarąsias dienas. Taigi, paskutinį kartą mane matėte penktadienio vakarą. Ir bandėm išeiti į miestą. Majamis, kaip ko nesitikėjau, tikrai mane nustebino. Labai primena Palangą. Atrodo, kad yra labai daug kaimiečių privažiavę, juodukų, kas tikrai nedaro didelio įspūdžio. Bet kaip sakoma, visuomet galima kaip sakyti, kad čia tikrai yra ką veikti. Taigi penktadienį buvo labai nemalonus įvykis, kai, nežinau, gal nuo alkoholio, bet labai susipykom ir tiesiog išsiskyrėm ir net nežinau, bet kažkaip viskas po to geriau. Taigi penktadienį nieko įspūdingo nesitiko. Tiesiog grįžom namo ir šeštadienį jau nuėjom, apžiūrėjom paplūdimį, nuvažiavom į South Beach'ą ir ten tikrai yra įspūdingų moterų. Tai šeštadienio vakarą bandėm vykdyti planą, bet mes įėjom į du pagrindinius klubus Majamyje, bet kaip aš visą sakau, kad jeigu moki 0 ir gauni 0. Taigi mes įėjom už dyką ir kažkaip mums nelabai lipo ir išėjom, bet prieš važiuodami namo sustojom vietiniam bare, kur išgėrėm porą gėrimų ir buvo geriau. Taigi, čia buvo tokie faktai apie mūsų laiką čia, bet apie komandinę dvasią, tai atrodo šiek tiek geresnė, kaip ir jau apsibraižėm kampus. Iš tikrųjų labai nustebino miestas pats, tikrai labai yra gražu ir yra, kaip sakyti, nieko nėra, atrodo geriau nei važiuoti per miestą ir klausytis tiesto. Atrodo tiesiog, kad ateitis yra, ne kad ateitis, bet tiesiog tuo momentu, kad yra tikrai viskas gerai. Bet nežinau, šiandien bandysim vėl eiti į miestą, vėl bandysim vykdyti savo planus ir aš tikrai norėčiau atsibusti ryte ne vienas ir manau, kad man tai tikrai yra įmanoma, bet tiesiog galbūt per daug skubam, per daug darom klaidas ar tiesiog kažką praleidžiam, tiesiog gal reiktų viską daryti lėčiau
ir matysim, kaip bus. Taigi, susimatysim vėliau. Sveiki. Štai ir praėjo pirma praktiškai pusantros dienos Majamyje. Atvykome į Majamį ir tikrai paliko didelį įspūdį. Karštis, temperatūra apie 34-35 laipsnius šilumos. Na, Majamyje didelių planų neturėjome. Svarbiausia buvo nueiti į pliažą. Pliažas labai didelis. Mūsų viešbutis praktiškai 100 metrų nuo vandenyno. Tačiau ne pagrindinėme rajone. Taigi, jeigu nuvykti į pagrindinį pliažą užtrunka apie 10 minučių su automobiliu. Dažniausiai kviečiam taksi, kas šiais laikais gan pigu. Taip pat praeitą naktį pavyko patirti, kaip čia, nuotykių ar nenuotykių. Nusprendėm apsilankyti kažkokiame naktiniame klube. Ir pavyko apsilankyti dviejose praktiškai didžiausiose Majamio klubuose. Visiškai už dyką, kas tikrai ne tai ką nustebino, bet galima sakyti, čia pasisekė prasmukti į vidų. Viename klube turėjome tam tikrą pakvietimą, kuris kaip ir neturėjo galioti. Šimtai žmonių laukia eilėje. Mes tiesiog pavyko praeiti pro VIP ložę, kas tikrai nustebino. Tačiau, na, klubai, labai daug žmonių, labai sausakimša. Praktiškai tik 2 valandą viskas prasideda. Ir muzika įdomi tokia, ne mūsų stiliaus, galima sakyti. Buvom šiek tiek pavargę. Tai iš vieno klubo išėjome, ėjome į kitą vėl. Irgi už dyką pavyko prasmukti. Tai tiek apie naktinį gyvenimą. Taip pat praėjome tą, kaip sakant, tokią pagrindinę Majamio gatvę, kur visi restoranai ir barai. Labai daug žmonių tenais vaikšto. Bet kainos tikrai kosminės. Alaus bokalas $20 kaip minimum. Taigi net neužėjome į nei vieną klubą ar barą tam pagrindinį gatvėj. Nes tikrai neapsimoka leisti tokių pinigų dėl pasėdėjimo kažko ten tokio. Na, tikrai miestas nemiega, dar net nėra sezono pradžia, dabar kaip ramesnis metas, kaip išgirdome iš aplinkinių ir vietinių. Kas dar? Nežinau, ką daugiau pasakyti, nes tokių, kaip sakiau, didelių įvykių nebuvo numatyta, tiesiog poilsis, ramiai išeiti, pavalgyti ir panašiai. Na, vyrukai bando dirbti, darbas vyksta ir kol kas sekas ar nesisek, geriau nutylėsime.
Tai tiek turbūt. Ačiū už dėmesį. Sveiki, kur ką čia? Sveiki. Atsiprašau, sveiki. Linkėjimais Miami. Fokuso nėra. Nėra fokuso, Ford fokuso.